Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nebūkstų. Pavyzdžiui, eina vasara dabar ir vaikšto moteris trumpais sijonais, trumpais šortais. Būna taip, kad net ir tavo dėmesį atkreipia. O Dieve, aš vakar negalėjau susikaupti, kai buvau mieste. Aš visą laiką žiūrėjau į moteris. Aš ėjau su draugu, aš į jį nekreipiau dėmesio, nes jos tokios gražios visos, žiauriai neįmanoma susikaupti. Ir aš įsivaizduoju, kad labai sunku yra lietuviams vyrams. Eina, pavyzdžiui, su mergina ir... Taip. Ir kaip jie tada jaučiasi? O kaip tu manai, ar verta merginai priekaištauti, jeigu vyras žiūri, ten eina gatvėje ir nužiūrinėja kitas? Aš tai nuliūstu, man kažkaip liūdna pasidarė. Kodėl? Kad žiūri į kitą? Į visas labai užžiūrėti. Ne, kokia priežastis liūdės yra? Kodėl tau liūdės? Jis eina dabar su tavim, jam gerai. Nes aš akivaizdžiai matau, kad... Oi. Žiūrėk, atidaryk. Pagirdė, atidaryk langą. Ko tu nori? Ko nori? Šitie neatsidaro. Čia aiškiai vogta mašina. Čia aiškiai vogta mašina. Čia jūsų pažįstamas? Taip. Ai, aš išsigandau. O Dieve, kaip baisu man pasidarė. Siaubas. Kodėl jis toks piktas? Tai ne piktas, labai linksmas. Mane baisiai išgąsdino. Ir jį reikia pasikviesti pas mūsų ant galinės sėdynės. Labai juokingas. Žmogaus suvogta mašina, kitas į ateis į svečius. Ai, tai va, apie tą. Kodėl tai Aš einu ir aš aiškiai matau, kad jinai yra, gražesnė, gerokai gražesnė. Jo, ir aš tą suvokiu ir aš žiūriu į ją, bet jeigu dar suvokia ir, tarkim, mano vaikinas tariamas... O kaip tu manai, kad jis dabar turi būtinai tą suvokti? Tai nes jis žiūri. Bet jis žiūri tiesiog dėl estetinio, Aš manau, kad jis žiūri, nes jis pas jį taip yra laidai sujunginėti, kaip sako. Ai, jis toks. Tai jūs tada nuramino, tai dėkui vyrai. Taip. Dėkui. Nes, pavyzdžiui, taip. Jisai tikrai nežiūri ir nesvajoja, oi, kaip aš su jie šeimą sukurčiau. Ai, jis panašiai intonacija, bet tai kitką galvoja. Taip, vaikus paskui auginčiau gerai. Kaip atostogų sai varyčiau. Tokią bendrą buitį turėtume. Oi, kokį remontą padaryčiau. Bliamba, taip. Taip jis negalvoja. Taip negalvoja. Man tai yra įdomu, nes, pavyzdžiui, vyrai žiūri, nes negali nežiūrėti, nes tiesiog taip yra, sakau, sukonstruota. Bet moteris kaip žiūri į kitas moteris. Kaip tą paaiškinti? Pat aš ir nesuprantu, moteris žiūri į moteris labiau negu į vyrus. Ir žiūri tam pačiam moterim ir į papus, ir į šikną, ir į... Taip, bet ten yra šitas sijonas, suderino. Blemba, gal ir man taip reikėtų, bet kaip jinai gerai atrodo. Ir plaukai kokie, o Dieve, kokie plaukai. Aš panašiai gal. Ir tada tokia isterija pagauna. Eini Gedimino prospektu ir blemba visos gražios. Ką dabar daryt? Staigi kažką reikia daryt, žodžiu. Ir tipo visos gražios, bet tipo tu jau nebegraži dabar. Kažkaip, nežinau, kaip kitom aš tai save staigiai nuvertinu. Čia gal kažkoks, nežinau, savim pasitikėjimo trūkumas. Čia yra kažkoks... Man mažai per žandą gauni. Nes, baig, nes ten yra taip, vienos gal džiaugiasi, blemba kokios visos gražios, kaip gerai, mes gražios. O kitos galvoja, blemba čia gražios. Ir tipo, blemba jau aš negraži, jau man reikia, aš nepritampu prie jų. Jau man reikia tada į soliariumą abonementą. Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nebūkstų.